daug vilčių negalėsiu. Jūs liudite teisme, kad važiuodamas į Kauną po dvigubos žmogžudystės jau žinojote, kad turėjote duomenų, kad prokurorai ir policija žinojo, kad kaimynai ginkluojasi. Tai sakykit, iš to galima netiesiogiai spręsti, kad kažkas netliko savo darbo, kad įvyko toks nusikaltimas. Na tai ikiteisminis tyrimas dėl to buvo pradėtas, šiandien byla nagrinėjama teisme. Bet atsižvelgiant į tai, kad baudžiamajame procese egzistuoja liudytojų tarpusavio nesužinojimo principas, tai aš išsamiau tikrai negalėčiau į jūsų užduodamą klausimą atsakyti. Ponas Sesari, kodėl siūlėte dėl policininkų pradėti tyrimą dėl policininkų veiklos? Tai irgi yra mano parodymų, kuriuos aš daviau šiandien apklausos metu dalis, todėl aš negalėčiau išsamiau to komentuoti. O ponas Valantinas jums pasakojo apie tai, kada jį kreipėsi Stankūnaitė, jos sesuo, pas jį buvo užėję. Vėliau po visų šitų įvykių, praėjus kažkuriam tai laikui, taip, tokia informacija man buvo žinoma, tik tiek, kad aš dar kartą noriu pasakyti, kad pagal kompetencijos nuostatus aš kuravau organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo padalinius prokuratūros sistemoje, o visi šitie tyrimai dėl pedofilijos jau buvo atliekami kituose padaliniuose. Ar jūsų nuomonė policininkai pakankamai gerai atliko darbą, kad ir Kauną? Į šį klausimą matomai atsakys teismas, kai bus priimtas sprendimas šitoj byloj. Bet jūs atrodo, kad sakote, kad tik fragmentiškai buvote iš pradžių susipažinę su šia byla, bet kaip galima spręsti, jūsų šitie pasiūlymai klausytis visų to galimo pedofilų klano narių pokalbio arba atlikti ikiteisminį tyrimą dėl galimų policijos veiksmų atlikimo, atrodo, kad jie galėjo būti lemtingi šitoj byloj. Dabar man pakeisti jūsų sekais. Na tai tam tikrų veiksmų ir buvo imtasi, tik tai mano galvo jie buvo nepakankami. Jeigu mes kalbam apie tai vadinamo pedofilijos klano tyrimo apimtis ir apie tas priemonės, kuriomis buvo aiškinamasi, ar policijos pareigūnai tinkamai įvykdė savo pareigas po Furmanavičiaus nužudymo. Ar jūsų nuomonė tinkamai buvo ar buvo imtasi visų priemonių, kad būtų išgelbėti kiti to proceso dalyviai? Į šį klausimą teismas atsakys, priimdamas nuosprendį. O buvo apsaugota kas Stankūnaitė, Ūsas? Taip. Gal galit pavardinti iš tiesų, kokie asmenys? Tai yra mano parodymų dalis. Aš ir taip daug pašnekėjau. Ačiū. Sėkmės.